Geras teisėjas tai yra ne profesija, tai yra gyvenimo būdas. Tu tuo gyveni. Labas rytas. Labas rytas. Aš esu Vilma. Aš esu Karolina. Ir mes dalyvaujame projekte Diena su teisėjai. Dabar yra 6:30 ryto ir mes iš Vilniaus autobusų stoties važiuojame į Alytų. Ten susitiksime su Alytaus apylinkės teismo teisėja Agne Petkevičiene Ir praleisime su ja visą dieną. Mes atvykome į Alytų. Važiuojame į teismą. Kada šalys išeidamos tau padėkoja. Tai vat, ir pastebėjau šitą tendenciją jau dabar dažnėja. Žmonės padėkoja, kad labai ačiū, kad jūs tiek skyrėt mums laiko, kad tiek kantrybės turėjot su mumis. Ir tai dažniausia, kada tu padedi žmonėms išspręsti ginčą taikiai, nors jie to visiškai net neplanavo ir nesitikėjo, kad taip gali įvykti. Bet kada tu investuoji į tai laiko ir tiesiog paskatini jiems, padedi, atskleidi tas jų galimybes ir kada jis įsprendžia taikiai ir supranta, kad sutaupė ir laiko savo ir pinigų, sutaupė advokatams ir daugiau nereikia bylinėtis apeliacinėje instancijoje, jie padėkoja. Jeigu ilgas procesas, tai daugiausia kainuoja žmonėms, kurie kreipiasi į teismą, nes visų pirma, tai jų yra išlaidos, jie advokatų samdosi, jie visų pirma, tai emociškai labai nukenčia ir sveikatos padeda, nes tie teismo procesai tai tikrai yra toks ne vienas iš malonesnių dalykų. Gali padaryti gerai, daryk gerai. Padaryk klaidą, gali pasitaisyti, pataisyk. Negali pats taisyti, pataisys apeliacinė instancija. Viskas bus gerai. Ramiai reaguoti. Šaltas protas, tik tas ir naudinga dirbant šitam darbe.